Kas yra Google Colab sistema? Tai yra sistema, su kurios pagalba galima kurti dokumentus, galima kurti programas, testuoti programas, nekonfigūruojant savo kompiuterio, o visą tai daryti grinai naudojant interneto naršyklę. Taigi pasileiskime interneto naršyklę visiškai iš pat pradžių. Ir visą pirmą, ką mes turim padaryti, tai yra įvesti tiesiog Colab. Pirmas žingsnis, kurį įsikio padarome sekantis, tai yra paspaudžiame Google Colab. Mums įsikio atidaro pirmą dokumentą, ir kuris duoda pirmą įvadą anglų kalba, kas tai yra Google Colab sistema, ir aišku, aš rekomenduoju pasižiūrėti, bet dabar aš paaiškinsiu tokius esminius elementus, pateiksiu, kurie leis jums startuoti gan greitai ir atlikti dvi pagrindinės operacijas, tai kurti dokumentus ir rašyti programinį kodą Python kalba ir jį testuoti, leisti ir pabrėžti paskutinius pagrindinius elementus, kurie yra svarbus. Taigi, norint startuoti, visų pirma, sukurkime naują dokumentą. New Notebook yra naujas dokumentas Google Colab sistemai ir tiesiog paspauskime meniu punktą. Ir aišku, Google sistema paprašo, kad jūs prisijungtumėte su savo Google accountu. Tai reikia turėti, grubiai tariant, Gmailą, kad būtų galima prie jo prisijungti. Taigi visų pirma, galite visą laiką įvesti vardas, pavardė @gmail.com ir įvedus įvesti paskui slaptažodį ir tokiu būdu prisijungti prie Google Colab sistemos. Prisijungus prie Google Colab sistemos, sekant, kaip mes matome, yra keletą tokių esminiai elementai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, ką mes galim daryti, reiškia, kaip aš sakiau, čia galima vesti programos kodą, pridėdami šitą punktą, arba tekstą. Teksto įvedimo ar maketavimo galimybės jos prilygsta nemažesnės negu, kad, sakykime, ten populiarus Microsoft Word paketas. Nes vedant tekstą galima naudoti LaTeX protokolą, galima naudoti HTML protokolą, maketuoti, žodžiu, labai įvairiai tekstą, labai patogiai įvesti matematinės formulės ir paskui taip sukurtų dokumentą dalinti su savo draugais. Lygiai tą patį mes galime daryti ir su kodu. Dabar tiesiog pademonstruosiu keletą žingsnių ir paaiškinsiu esminius elementus, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, dirbant su Google Colab sistema. Paspauskime pirmiausia pridėti kodą. Kai matome, kad galima pridėti atskiras kodo sekcijas, į kurias galima rašyti savo programos kodą, arba pridėti teksto sekcijas, į kurias galima rašyti tekstą, dokumentuoti tai, ką mes norim pasakyti, sakykime, savo draugams ar dalintis kažkokią tai informaciją su pasirinkta bendruomenė. Tokias sekcijas paskui galima jas labai sėkmingai ištrinti, kaip matome. Ir ką dabar aš pademonstruosiu, tiesiog pirmas žingsnis, kurį tai paprastai susipažinant su programavimo sistema arba su tam tikra technologija, tai paleisti sveikas pasaulį komandinę eilutę. Tai tiesiog, kadangi čia mes programuojame su Python programavimo kalba, tai ką mes ir padarysim, tai tą ir parašysim komandinę pirmą komandą, tai yra, sakykime, sveikas pasaulį, atspausdink sveikas pasaulį. Tai tiesiog Python'e būtų print sveikas pasaulį. Ir tada paspaudžiame šitą trikampį ir mūsų parašytas programos kodas šitam blokė bus įvykdytas virtualiam kompiuterį. Čia, ką aš pasakiau, iš pradžių inicializuojasi, jeigu atkreipsite dėmesį, šitoj vietoj vyksta virtualaus kompiuterio inicializacija, paleidus pirmą komandinę eilutę. Ir iš tikrųjų, kas vyksta, tai mums Google debesyje yra sukūriamas virtualus kompiuteris su užduotais resursais. Kas tai per resursai? Galima čia netgi privesti peliuką prie ir mes matome, kad mes turime tam tikros atminties, šiuo atveju keletą gigabaitų ir taip pat apie 100 gigabaitų disko atminties. Kad suprasti ir tikrai pamatyti, kad tai yra virtualus kompiuteris, įsikio parodysiu, kad mes galim pasižiūrėti visą failinę sistemą tokio virtualaus kompiuterio. Tai yra paspaudžius ant užduotos ikonos kairėje, galima pamatyti, kad yra suinstaliuotos tipinės Linux sistemos direktorijos ir mes savo failus galime saugoti, siųsti, parsisiųsti, žodžiu, saugoti šitam kompiuteryje
juos nusiųsti, kur mes norime, arba parsisiųsti ir pasidėti šį čia, būtent directory content. Visą laiką, reiškia, kai rašysim programą ir saugosime kažkokius tai duomenis, tai bus directory content. Sekantis žingsnis, į kurį reikia atkreipti ir kuris svarbus, tai rašant kodą, mes aišku visą laiką, kurdami programos kodą, kuriame kintamuosius, aš pavyzdžiui parašysiu x lygu 1, y lygu 2 ir tebūnie z lygu x plus y. Ir įvykdome šitą programinį kodą. Kas įvyko dabar? Aš įvykdžiau užduotą 3 eilučių programos bloką ir aš galiu pasižiūrėti, reiškia, kompiuterio atmintyje yra inicializuoti 3 kintamieji su savo vertėmis ir norėdamas padaryti inspekciją šitų kintamųjų aš paspaudžiu ikoną X kairėje ekrano pusėje ir įsikio pamatau visus savo kintamuosius. Privedęs peliuką prie atitinkamo kintamojo, matau jo vertės. Ir tai labai patogus būdas būtent grupuoti savo programos kodą į atskirus segmentus, įvykdžius vieną segmentą, padaryti analizę, jeigu reikia, pasitikrinti klaidas ir taip dėti kodą, tekstą, sukurti visą dokumentą, kurio pagalba mes paskui galime sukurti visą sistemą ir demonstruoti savo norimus skaičiavimo rezultatus. Tai tiek būtų, kas liečia įvadą į Colab sistemą ir tikiuosi, kad šis video padės jums startuoti su puikia sistema ir susipažinsite toliau su kitais, per kitus video mes susipažinsime su jau sudėtingesniais uždaviniais, kuriuos galima spręsti naudojant šitą sistemą.